Netikėtai gavote pinigų ir dabar jau reikėtų juos investuoti? O gal turite šiek tiek santaupų ir norite greitai jas padidinti, nes planuojate didelį pirkinį? O galbūt gavote viliojantį didelio pelno ir mažos rizikos investavimo pasiūlymą iš profesionalų ir jie ragina jūs veikti greitai? O galbūt patys drąsiai nerėte stačia galva į kriptovaliutas, pavienės akcijas, meme paveikslėlius? Žinot, kad tai rizikinga, betgi jūs tai nebailys? Desperatiškai internete ieškote vaizdo įrašų, siūlančių greitą ir aišku atsakymą, ką pirkti, kad greitai ir didelis pelnas būtų jūsų. Ir žinoma, patenkate į algoritmų spąstus, kurie siūlo vieną po kito patrauklesnį praturtėjimo receptą. Girdite svetimas investavimo istorijas apie sėkmingą akciją atnešusią įspūdingą pelną ir tada apima neviltis, kad privalote kažką daryti. Tad patarimas būtų nurimti ir suvokti, jog investavimas nėra kazino. Investavimas yra nuoseklus plano laikymasis, lėtas procesas, tvaraus, nuoseklaus pelno siekimas. Nes svetimos įspūdingo pelno istorijos nutylia apie tokius pat įspūdingus nuostolius kitose pozicijose. Vaizdo įrašai apie pelningą investavimą ir patrauklus receptai, kaip greitai uždirbti milijoną, labai dažnai yra filmuojami siekiant pajamų, kurių nepavyksta gauti investuojant. Kokiosgi pagrindinės investavimo tiesos? Dažnai galvojama, kad suformuoti nuosavą investicijų portfelį reikia didelių santaupų. Bet tai nebūtinai yra tiesa. Investavimui pradėti didelių santaupų nereikia, nes pats investavimas tas santaupas ir sukaups laikui bėgant. Svarbu pradėti kuo anksčiau ir nuo nedidelių sumų. Kas mėnesį pervedant dalį savo atlyginimo į atskirą sąskaitą. Ir pradėti investuoti reiktų nuo paprastų, jums gerai suprantamų investicijų. Investavimas neatneš greito pelno, todėl asmeninius lūkesčius pelnui reikia valdyti nuosaikiai. Visad svarbu atsiminti, kad didesnis investicijos pelningumas visada yra susijęs su didesnė rizika. Todėl yra labai svarbu tokias investicijas portfelyje derinti su mažai rizikingomis investicijomis. Taip, tiesa, mažiau pelningų investicijų turėjimas portfelyje mažins bendrą portfelio grąžą, bet ji bus labiau stabili tiek rinkoms kylant, tiek ir rinkoms krentant. Svarbu suprasti, kad rizikos pasireiškia gana greitai ir pinigai yra prarandami realiai. Tikrai nespėsite rizikingų investicijų parduoti iki pradedant kristi jų kainoms. Todėl rizikas reikia valdyti iškart, jas išskaidant. Nereiktų dėti visų kiaušinių į vieną krepšį. Tas pats pasakytina ir apie investicijas. Investuoti reikia tik į tą finansinį turtą, kurio veikimą gerai suprantate, žinote, kokias rizikas jis neša ir kaip tai paveiks jūsų investicinį portfelį. Investuojant reiktų įsitikinti, ar naudojama infrastruktūra yra patikima, ar naudojamos mobilios užsienio brokerių platformos yra patikimos ir realiai egzistuoja. Saugu investuoti yra per Lietuvoje veikiančių komercinių bankų brokerius. Kaipgi susidaryti investavimo planą? Atsakykite savo į kelis klausimus. Pirmas klausimas – koks yra investavimo tikslas? Ar jūs siekite sukaupti vertę, o galbūt jūs norite periodinių pajamų? Jei norite sukaupti vertę, jums labiau tiktų neterminuoti instrumentai. Bet jei norite periodinių pajamų, tai terminuoti indėlį ar periodinės pajamas generuojantis instrumentai, tokie kaip obligacijos su didesnė atkarpa ar dividendus mokančios akcijos, būtų jums pravarčios. Antras klausimas, koks yra jūsų investavimo horizontas? Kiek ilgai jūs ketinate investuoti? Iš esmės tai klausimas, kokio amžiaus jūs esate. Jei jūsų investavimo horizontas yra 5 metai ir trumpesnis, jums neverta rizikuoti ir vertėtų orientuotis į terminuotus instrumentus, indėlius ar trumpalaikės valstybinės obligacijas. Bet jei jūsų investavimo horizontas yra ilgas, 10 metų ir ilgesnis, jūs galite investuoti į ilgalaikės obligacijas arba neterminuotą finansinį turtą, tokį kaip akcijos. Trečias klausimas būtų, kokia yra jūsų tolerancija nuostoliams, kiek daug jūs leidžiate savo prarasti. Jei jūs netoleruojate nuostolių, nes nenorite nieko prarasti, verčiau rinkitės indėlius ir trumpalaikės vyriausybinės obligacijas. Bet jei jūsų rizikos biudžetas yra konkretus X procentų nuo jūsų investicinio portfelio vertės, tai panašiai tokia ar šiek tiek didesnė suma jums ir pravartu leistis į rizikingas investicijas, įmonių obligacijas ar akcijas.
Ir visgi tai nuo ko pradėti nuosavą investicijų portfelį? Iš esmės tai yra 5 žingsnių seka. Pirmiausia, nusistatykite procentinį dydį, kurį sau galite leisti automatiškai kas mėnesį pervesti į naujai atsidarytą kaupiamųjų indėlių sąskaitą jūsų komercinėme banke. Nuosekliai laikykite susitarimo su savimi ir kaupkite investicinio portfelio dydį. Sukaupkite 7 ar 10 darbo užmokesčių sumą. Susidarykite investicinio portfelio formavimo planą. Kaip jau aptarėme, atsakykite savo, koks yra investavimo tikslas, kokio ilgio yra investavimo horizontas, ar galite sau leisti patirti nuostolius iš investavimo. Nusistatykite finansinio turto ir finansinių instrumentų sąrašą, kuris paaiškės priklausomai nuo to, kaip atsakysite į plano klausimus antrame žingsnyje. Ir tada nusistatykite proporcijas, kuriomis išdėstysite skirtingą finansinį turtą savo investicijų portfelyje. Kokią dalį portfelio laikysite akcijose ir įmonių obligacijose, tai yra labiausiai rizikingame ir pelningame finansinėme turte, o kokią dalį portfelio laikysite mažiau rizikingame turte, pavyzdžiui, valstybių obligacijose. O gal nuspręsite portfelyje turėti aukso ir indėlių? Taip pat turite pasirinkti šių investicijų svorį. Taigi nuosekliai tęskite pirmame žingsnėje nusistatytos konkrečios darbo užmokesčio procentinės dalies pervedimą į investicinį portfelį. Tačiau dabar pervedamą sumą išdėliokite pagal finansinio turto svorius jūsų investicinėme portfelyje. Svarbu yra nuosekliai laikytis šio plano, periodiškai didinti investicijų portfelį, nepanikuoti rinkai krentant, bet tęsti pirkimus. Laiko perspektyvoje įvertinsite, kad pirkimai krentant rinkoje greičiausiai bus jūsų geriausi investiciniai sprendimai. Panagrinėkime pirmąjį investicinio portfelio formavimo pavyzdį. Sakykime, asmuo turi sukaupęs 7 darbo užmokesčių dydžio santaupas ir norėtų formuoti investicijų portfelį, kuris jam duotų periodinės pajamas. Jo investavimo horizontas yra 3 metai, nes tada jis planuoja santaupas išleisti didesniam pirkiniui. Dėl šios priežasties jis nenori patirti jokio nuostolio iš savo investicijų. Iš finansinio turto aibės išsirenkame investicijas, kurios atitiktų investuotojo profilį. Obligacijos teikia periodinės pajamas atkarpų pavidalu, todėl toks instrumentas tinka. Renkamės žemos rizikos emitentus – vyriausybės, tarptautinės organizacijas. Taip pat renkamės tas obligacijas, iki kurių išpirkimo liko 3 metai. Tai gali būti seniai išleistos ir didesnės atkarpas mokančios obligacijos, kurioms liko 3 metai gyventi. Akcijos, rizikingų emitentų, įmonių, obligacijos, auksas nėra rekomenduotinas finansinis turtas tokiam portfeliui dėl jo gana trumpo investavimo horizonto. Kodėl? Nes trumpų investavimo horizontų galima užtaikyti ties rinkų korekcijomis ar ne tuo ekonominiu ciklu. Tuo tarpu investuotojo tolerancija rizikai yra nulinė. Sakykime, turime jauno ir ambicingo jaunuolio siekį sukaupti investicinio portfelio dydį ir vertę. Jis turi gana ilgą 30 metų investavimo horizontą ir toleruoja investicinę riziką. Tai yra leidžia savo prarasti konkrečią X% dalį savo investicinio portfelio. Iš visos finansinio turto aibės jo portfeliui yra priimtinos beveik visos investicijos ir finansiniai instrumentai, nes jo investavimo horizontas yra labai ilgas. Gali kilti klausimų. Ar verta tokiame portfelyje turėti indėlių? Vienareikšmio atsakymo čia nėra. Žinoma, indėliai gali pasirodyti pernelyg mažą grąžą generuojantis instrumentas. Tačiau indėliai teikia portfeliui likvidumą. Jie gali labai praversti, jei rinkoje įvyktų staigi ir aštri rizikingų investicijų korekcija. Jei akcijų kainos nukristų 10 ar 15%, tokiomis aplinkybėmis būtų paranku pirkti, bet tam reikia turėti likvidumą. Dažna sudėtingo investicijų portfelio klaida ir yra ta, kad investicijos yra išdėstytos į pelningus ir rizikingus finansinius turtus, teisingai paskirstyti jų svoriai, bet likvidumo portfelyje nėra. Rizikos diversifikavimas rizikos nepanaikina, ją tik sumažina. Įvykus aštriai rinkos korekcijai, portfelis praranda vertę. Nereiktų panikuoti, bet reiktų tai išnaudoti perkant. Taigi indėliai galėtų teikti reikiamą likvidumą portfelyje.
Kokius svorius pasirinkti kiekvienai turto klasiai? Vienareikšmio teisingo atsakymo čia nėra. Yra skirtingų teorijų, kaip tą padaryti ir kiekviena jų turi teigiamas ir neigiamas pusės. 40-60 proporcijų portfelis yra vienas plačiausiai rinkoje žinomų portfelio konstravimo būdų. Jame 60% svoris tenka akcijoms ir 40% svoris skiriamas obligacijoms. Jau minėjau, bet pasikartosiu. Obligacijos pačios savaime nėra nerizikinga investicija. Pavyzdžiui, jei į akcijų portfelį perkate įmonių obligacijas, jūs nebūtinai išskaidote portfelio riziką. Įmonių obligacijų kredito rizikos premija gali būti labai didelė ir tokios rizikingos obligacijos rizika jūsų portfelio bendrąją riziką dar labiau koncentruos ir padidins. 40-60 proporcijų portfelyje obligacijos suprantamos kaip investicijos į mažai rizikingas valstybių obligacijas, kai emitentas yra išsivysčiusios rinkos valstybė. Kitas portfelio svorių pasirinkimas galėtų būti paremtas verte, kai vienodomis pinigų sumomis yra paskirstamos investicijos per pasirinktus finansinius turtus. Pavyzdyje pateiktas pasiskirstimas po 25% portfelio vertės, išdėstytas į JAV akcijas, JAV valstybinės obligacijas, indėlius ir auksą. Dar kitas portfelio svorių pasirinkimas galėtų būti paremtas vienodais rizikos įnašais. Reikia suprasti, kad kiekvienas finansinis turtas yra skirtingai rizikingas. Pavyzdžiui, Lietuvos valstybinių obligacijų kainos kinta labai nedaug, todėl jų rizika nėra labai didelė. Bet JAV akcijų kainų kitimas gali būti keli procentiniai punktai per dieną. Toks kainos judrumas rodo labai didelę tokios investicijos riziką. Norint sukonstruoti portfelį, kur kiekvienas finansinis instrumentas atneštų vienodus rizikos įnašus, akivaizdu, kad rizikingai investicijai duosime mažesnį svorį, o mažiau rizikingai didesnį. Tačiau rizikos įnašai iš tokių investicijų bus vienodi. Pateiktame pavyzdyje vienodos rizikos įnašų arba rizikos pariteto portfelio konstravime didžiausi svoriai yra teikiami išsivysčiusių G10 šalių ir JAV valstybinėms obligacijoms, o rizikingoms investicijoms, akcijoms, nekilnojamam turtui skiriama dalis yra labai nedidelė. Auksui skiriama dalis nėra didelė dėl nedidelės šios investicijos grąžos. Kas yra investicijų diversifikacija ir kaip ji veikia? Norint suformuoti ilgo horizonto investicinį portfelį su pakankamai stabilia grąža, reikia jame derinti investicijas taip, kad vienų generuojami nuostoliai būtų kompensuojami kitų uždirbamų pelnų. Tačiau jei pelnas ir nuostoliai tarpusavėje bus vienodo dydžio, toks portfelis neuždirbs nieko apskritai ir bus mažai prasmingas. Tad rizikos valdymas nėra tas pats, kas visiškas rizikos vengimas, bet tai yra rizikos išskaidimas, diversifikacija ir sumažinimas. Taigi, investicijų diversifikacija yra strategija, kai investicijų portfelyje suderiname tokius finansinius turtus, kurių kainos juda skirtingų greičių ir pageidautina į priešingas puses. Investicijų kainų ar pelningumų judėjimo suderinamumas yra vadinamas koreliacija. Jis svyruoja nuo -1 iki 1. Kai koreliacija yra -1, yra tobula neigiama koreliacija. Reiškia, kad vienos investicijos kainai kylant, kitos investicijos kaina krenta lygiai tokiu pačiu dydžiu. Jei dviejų investicijų koreliacija yra +1, tuomet jos abi brangsta arba abi pinga tokiu pat greičiu. Akivaizdu, kad abiejų tokių investicijų turėjimas portfelyje yra mažai prasmingas. Jei dviejų investicijų koreliacija yra 0 arba arti 0, tuomet tokių investicijų pelningumai yra mažai susiję ir gali judėti skirtingomis kryptimis ir skirtingais greičiais. O gali ir sutapti. Taigi, kuo mažesnė, tai yra kuo arčiau 0, yra dviejų investicijų pelningumų koreliacija, tuo labiau šios investicijos išskaido riziką portfelyje, tuo prasmingiau jas abi yra turėti. Svarbu suvokti, kad investicijų koreliacijos taip pat nėra statiniai dydžiai ir jie kinta judant rinkų kainoms. Pavyzdžiui, didžiąją laiko dalį akcijų ir valstybinių obligacijų investicijų koreliacija yra neigiama. Tačiau atskirais istoriniais periodais ji gali tapti ir teigiama. Todėl 40-60 proporcijų portfelis taip pat gali tapti rizikingu dėl rizikos koncentracijos.
Sakykime, turime ETF investuojantį į JAV Nasdaq indekso akcijas ir ieškome, kuo tokios investicijos riziką galėtume diversifikuoti, išskaidyti. Matome, kad Nasdaq ir S&P 500 indeksų grąžų koreliacija yra labai didelė, artima tobulai. Todėl tikrai nedaug prasmės būtų turėti abi šias investicijas viename portfelyje. Tačiau neigiama ar artima nulį koreliaciją turintys aktyvai būtų patrauklus tokiame portfelyje. Kitas diversifikacijos pavyzdys būtų, jei įsigytume ETF investuojantį į Europos 1-3 metų trukmės vyriausybių obligacijų indeksą ir ieškotume, kuo atsverti tokios investicijos riziką. Taip pat nedaug prasmės būtų šią investiciją derinti su visos Europos 1-10 metų trukmės vyriausybių obligacijomis ar su Prancūzijos 1-10 metų trukmės obligacijas sekančiais ETF-ais. Nes visų šių investicijų koreliacijos yra beveik tobulos. Vėlgi, neigiamos ar artimos nuliui koreliacijos leistų išskaidyti tokio portfelio riziką. Norime asmeninių investicijų portfelio, bet nežinome, nuo ko pradėti. Taigi atsikratome visų mitų, desperacijos, godumo ir suvaldome lūkesčius. Investavimas yra lėtas procesas, didelio pelno, bet didelės rizikos nėra. Visas svetimas istorijas vertiname kritiškai, geriausiai jas išvis nekreipiame jokio dėmesio. Investuojame tik į tas turto klases ir tuos finansinius instrumentus, kurių veikimą ir rizikas suprantame. Susidarome investavimo planą, nusistatome mums tinkamus investavimo tikslus, investavimo horizontą ir apsibrėžiame rizikos apetitą. Pasirenkame turto klases ir finansinius instrumentus, kurie atitinka mūsų poreikius. Diversifikuojame portfelio rizikas, išdėliojame finansinius turtus portfelyje tokiais svoriais, kurie atitinka mūsų apetitą rizikoms. Pasidomime, kokios yra atskirų investicijų pelningumų koreliacijos ir siekiame tarpusavėje derinti mažai koreliuotas investicijas. Pradžioje kaupiame lėšas, tada pradedame įgyvendinti planą, drausmingai papildome investicijas naujomis lėšomis pagal planą. Nepanikuojame dėl staigių rinkos judėjimų ir laikomės ilgalaikio plano.